Labą dieną. Šiandien susitikom su Edita Esenkušinkute pakalbėti tokia intriguojančia tema apie seksualumą. Seksualumas, turime mes visokiausių mitų mūsų visuomenėje, seksualumas yra svarbus tiek santykių pradžioje, tiek santykiams jau besivystant. Tai yra gyvas organizmas, mes nuolat kintam, mūsų gyvenimas nuolat keičiasi ir ta seksualumo tema, jinai taip pat įvairiai keičiasi ir mes susiduriame su virtine įvairiausių klausimų ir šiandien nemažai į tų klausimų pabandysim atsakyti su Edita, kuri yra DAO praktikų instruktorė. Ir Edita, trumpai prisistatyk mano auditorijai, kuri tavęs galbūt dar nepilnai tai pažįsta, ar ne, prisistatyk, kad apie tave galėtų sužinoti šiek tiek daugiau ir aš pasižiūrėsiu, ar mes esam tiesioginiai transliacijai ir ar viskas matosi puikiai. Tai aš esu Edita Esenkušinkutė, DAO praktikų sertifikuota instruktorė, mokiausi pas kinų meistrą Mante Kačyje iš tų DAO tantrinių praktikų ir šituo keliu einu jau 10 metų, iš tiesų tūkstančius moterų supažindinusi su šiomis DAO sveikatingumo praktikomis ir taip pat apjungiu su šiuolaikiniu mokslu, kadangi esu baigusi papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistrantūrą, šiuolaikinės seksologijos kursus pas profesorių Navaitę esu baigusi. Tad apjungiu tą senąjį mokslą, senasias praktikas kartu su šiuolaikinėmis tradicijomis, bet daugiau mano fokusas yra į DAO tantrinės praktikas. Tai aš manau, kad ir į tavo klausimus šiandien atsakysiu daugiau iš DAO perspektyvos. Taip, tai vat tą mes ir susitikom, nes tai yra tikrai labai įdomi kryptis. Galbūt didelį, sakyčiau, dalį auditorijos visai nepažinu, kas yra tas DAO, aš netgi pasidomėjau, kas yra daoizmas, kad tai yra senovės kinų filosofinė kryptis, tai nėra religija, ar ne? Tai yra tam tikra filosofinė kryptis, kur susijungia kinų medicinos elementai ir galutinių žmogiškosios kelionės tikslu laikantį nemirtingumą. Tai vat labai įdomu. Ir kaip tas daoizmas kalba apie seksualumą. Kaip vat per šitą kryptį tas daoizmas keliauja. Tikrai labai įdomu. Pas mus yra toksai mitas, Edita, kad seksualumas tai yra gilios iškirtės, trumpi sijonai, gražūs apatiniai, šilkiniai, nėriniai ir panašiai. Tai man atrodo, kad tas tikrasis seksualumas yra visiškai ne tai. Tai yra tik tai tam tikra dalis, toks gali būti kaip prieskonis, kaip įrankis ar ne, bet tas tikrasis seksualumas, vat ir noriu paklausti, kaip jis yra traktuojamas daoistinėje praktikoje, kas yra seksualumas ir ar tai yra tas pats, kas seksualinė energija. Man labai pačiai įdomu, nes, sakyčiau, sudėtinga atskirti. Na tai jeigu mes kalbam apie seksualumą, mes kalbam apie seksualinės energijos išraišką žmoguje. Tai mes kalbam apie tą patį, ta prasme. Jeigu mes kalbam apie gyvybinę energiją ir seksualinę energiją, mes kalbam apie skirtingus dalykus. Tai žiūrint, kurį mes tą aspektą paliesime. Seksualinė energija žmogaus kūne gaminasi nepriklausomai nuo to, ar jis yra vienišas, ar jis gyvena poroje. Čia toj vietoj irgi būna daug tų tokių tarsi nesusipratimų, kada moteris išgirsta apie DAO seksualinės praktikas ir sako, ai, tai čia poroje, aš dabar poros neturiu, man čia nereikia vadinas. Bet ne apie tai. Mes turim suprasti, kad tiek tantrinės praktikos arba DAO seksualinės praktikos visų pirma orientuotos į paties žmogaus emocinį balansą ir fizinį balansą ir tame tarpe darbą su seksualinė energija. Bet tai nereiškia, kad tam yra būtina antra pusė, kad tam būtina yra pora. Mes galim patys praktikuoti ir visas fokusas į tai, kad turėti daugiau gyvybinės energijos ir tas seksualumas, kuris išsireiškia iš žmogaus ir yra tas seksualinės energijos išraiška. Nes jeigu mes kalbam apie išorinį tą seksualumą, apie kurį tu paminėjai, tai yra tik išoriniai dalykai. Taip. Jeigu mes kalbam apie tai, kad seksualumas yra kaip seksualinės energijos išraiška žmoguje,
tai yra nepriklausantys nuo to, pasidažius, nepasidažius, kiek jai metų, ar ji gyvena viena ar poroje, ar ji kažkaip tai išreiškia tai išoriškai ar ne. Ir tikrai būna pasitaiko tų atvejų, jog atrodytų moteris, paprasta, pilka pelytė, taip liaudiškai sakant, bet ji kažkodėl traukia vyrus, jai simpatizuoja, ją pakviečia visi pasimatymą, o kita, kad ir kokia graži, bet viduje susikauščiusi, dubuo užspaustas, seksualinė energija laisvai neteka kūne. Ir viskas, kad ir kokius ten nagus klijuosis ar makiažus dėsis, jinai nepritrauks partnerio ir sakys, tai kodėl aš tokia, aš vis neturiu, arba jeigu pritraukiu, tai kažkokius vienadienius partnerius. Todėl, kad užspausta seksualinė energija ir žmonės tą jaučia nepriklausomai nuo to, kad dauguma visuomenės jie nėra tie, kurie dirbtų su energetiniam praktikom. Bet tai yra apčiuopiami dalykai. Kaip ir pavyzdžiui, nuėjus į kažkokią tai vietą, mes jaučiamės gerai arba blogai. Tai nereikia taip sureikšminti, kad aš čia dabar bioenergetikė, nes aš jaučiu tą vietą, kad joje jaučiuosi labai blogai arba labai gerai. Bet dažniausiai net ir paprastas žmogus pastebi. Ten į kažkokį tai namą nuėjus jautiesi nelabai gerai ir mes kažkada netgi tokį kaip savotišką patyrinėjimą turėjom, galvojam galbūt išsinuomot vienur, kitur, būstą ir nueini ir jauti, kad negerai jautiesi. Jeigu patikrinu su virgulėm, tai ten irgi matosi, kad prasta energetika yra ir pats brokeris sako, niekaip to būto negalime išnuomoti jau N laiko. Tai reiškia, paprasti žmonės tiesiog atėję į tą erdvę irgi jaučia, nors jie nesupranta, kas su jais darosi. Tas pats ir kalbant apie seksualinę energiją. Atrodytų moteris patraukli išoriškai, atitinkanti mūsų šiuolaikinės visuomenės standartus, bet kažkodėl nepritraukianti partnerio. Ir tai susiję su tuo, kaip ji yra užspausta viduje. Užspausta dubens sritis arba pernelyg kaip tik atsipalaidavusi, ypač po gimdymų, kai makštis negrįžta į pradinį būvį ir didžiuliai energijos kiekiai išteka iš jos lauk. Tai tas daoistinis požiūris, kad per menstruacijas mes prarandame daugiausia savo gyvybinės energijos, tame tarpe ir seksualinės energijos. Tai jeigu mes visa energija iš mūsų išteka lauk per menstruacijas, tai nei po savaitės, nei po 2, nei po 3, jinai gal net nenorės jokio intimumo, nes nėra energy, tuščia baterija, tai iš ko norėti. Tai tos sąsajos jas yra. Taip, tai mes šiandien tada ir pakalbėsim trumpai, Edita, tam tikrų metų, gal ir dabar, ar ne, jeigu ta energija yra ištekanti, ar ne, ir mes jos toliau neaktyvuojam arba nepripildom, aš net nežinau, kaip tai teisingai tavo žodyne turėtų skambėti. Jeigu mes tos energijos nesusibalansuojam, kas nutinka tada? Ir kaip susibalansuoti, kaip užsipildyti, kaip aktyvinti tą seksualinę energiją. Ypatingai tai aktualu ir, kaip tu sakai, pati paminėjai, moterims, kurios yra pagimdžiusios, moterims, kurios yra vienišos, šiuo metu, pavyzdžiui, neturi santykių, arba moterims, kurios patiria kažkokių emocinių arba tiesiog santykių sunkumų ir šiuo metu jos net nenori eiti į fizinį intimumą su savo partneriu, su antrąja pusė. Ką daryti tokioms moterims, kad jos neužsiblokuotų? Tai jos greičiausiai jau užsiblokavusios yra, jums reikia dirbti su savim, kad atsiblokuoti. Čia būtų fokusas. Tai meditatyvios praktikos, mankštos, nes matai, tie emociniai blokai, jeigu tik tai juos pradirbinėti ir tik tai psichologiškai dirbti su savim, yra tik viena iš dedamųjų. Nes visi žino apie psichosomatikos mokslą ir apie tai, kaip nusėda į mūsų vidaus organus emocijos, kaip nusėda į raumenis įtampomis, sąstingiu. Ir atitinkamai tas sąstingis jis yra fiziniam kūne. Ir jeigu mes tik tai dirbam su protu, bet nedirbam su kūnu, tai yra tik tai dalis darbo. Kažkam tai gali būti itin reikšminga dalis ir jis gali pradėti savo šarvus paleidinėti, bet dažniausiai
tai reikia tokio kompleksinio priėjimo tam, kad galėtumėm iš tiesų paleisti tas savo emocinius blokus, ne tik išsakyti, bet ir tiesiog išverkti, galbūt iššaukti, ar jausti tą palengvėjimą, kad paleidom kažką tai iš kūno. Daosizme taikomos mankštos, stuburui, dubeniui, čigong vadinamos arba cigūno praktikos. Ir taip pat nemažai praktikų fokusuotų būtent į dubens dugno sritį, jeigu mes kalbam apie gydomąją tao meilę, nes tai yra tik viena iš dedamųjų seksualinės praktikos plačioje labai daoizmo sistemoje. Ir jeigu mes dėmesį telkiame į tai, kad aš noriu lavinti, stiprinti savo dubens dugno raumenis ir taip pat paleidinėti iš ten užstrigusias emocijas, noriu išsilaisvinti, tai mes turime tada gerų rezultatų. Nes jeigu tik tai fokusas, kad aš stiprinu dubens dugno raumenis, jo, vienas iš variantų, bet toksai, tiesiog treniravimas nepadės taip kokybiškai paleisti tų emocijų, bet jeigu mes kad ir intenciją turim, kad štai aš dabar padariau šiek tiek seriją tų sutraukimų dubeniui, padirbau su nefrito kiaušiniu, sąmoningai paleidžiu, kad išeitų visas sunkumas, visos įtampos iš dubens ir pradedam jausti tokį gerą, švelnų palengvėjimą mūsų kūne ir atitinkamai kada mes daugiau tos savo emocinius blokus paleidžiame, ypač iš dubens srities, mes galime daugiau balanso turėti su savimi ir su savo seksualinė energija ir atitinkamai tai gali ir poroj kokybiškiau išsireikšti, jeigu ta pora yra, arba pritraukti tą porą, kuri mums yra reikalinga šituo gyvenimo etapu, nes mes pritraukiam tai, kas mes esam. Jeigu mes esam užsidariusios, užsiblokavusios, mes pritrauksim kažkokį tai žmogų, kuris greičiausiai tam kelyje ilgai neužsilaikys mūsų. Bet jeigu mes labiau esam atviros pačios savo ir emociškai atviros, tai atitinkamai tas ryšys su kitu žmogumis gali būti lengviau užmegztas ir ilgalaikėje perspektyvoje kokybiškiau išlaikytas, nes kiekvienam reikia meilės. Meilė tai irgi yra energija, ne tik tai emocija, bet ir energija. Bet jeigu mes esam užsiblokavę, ką mes galim duoti? Savo blokus? Ką? Mes negalim duoti kitam žmogui meilės, mes galim tik prašyti, duok man meilės. Kurį laiką duosis tą meilę? Ir paskui sakys, atsibodo, nieko mainais negaunu. Kur tas yin ir yang balansas? Tada jo pritrūksta. Taip, Edita, pritariu tau, kad galime duoti tik tai, ką patys turime. Ką vibruojam, tą ir pritraukiam. Tai tada aš pakartosiu dar kartelį, ar teisingai supratau, kad seksualinė energija gali išlaisvinti, derinant emocijų paleidimą ir darbą su fiziniu kūnu, su dubens dugnu, su stuburu, su įjungiant nefrito kiaušinį, darant tam tikras praktikas čigong ir kitas, kurias paminėjai. Taip, teisingai. Ir tas seksualinės energijos aktyvavimas gali padėti pritraukti netgi tinkamą partnerį. Tai šitom praktikom būtų verta ir paranku užsiimti netgi dabar ir esant, tarkime, ne santykiuose. Taip? Arba jeigu pora yra jau santykiuose, tai ir dažnai konfliktuoja, pykstasi, tai tiesiog tas ėjimas į save, į tą atsiverimą savo moteriškai energijai padeda turėti daugiau balanso savy. O jeigu savyje viduj yra konfliktas, tai jis būtinai vidinis konfliktas išsireikš išoriniu konfliktu. Jeigu yra viduj balansas, tai bus taika, darna, meilė ir poroj. Taip, bet esu kaip tik pasirašysi, žinai, apie tą, kas esi, tą ir pritrauki. Kiek turi, tiek ir gali duoti. Esu tokią frazę pasirašysi, kad kokia moteris intimume, tokia ir santykiuose, tokia ir gyvenime. Jeigu aš sausa čia vidu, jeigu negaliu pasitenkinti savimi, jeigu nejaučiu gyvenimo malonumo, mano ta seksualinė energija stovi, neaktyvuota, tai aš tokia esu, galiu būti susikaušiusi, kompleksuota, tokia baikšti, ar ne?
Mhm. Ar patvirtintum šitą, ar galėtum pasakyti iš savo praktikos, kad būtent vat tas seksualinės energijos užblokavimas ir kai neleidžiu savo jausti, nepatiriu savo kūno, nepažįstu savo kūno, kad esu susikaušiusi intymiame gyvenime, tai tokia esu ir nemažai ir išoriniam gyvenime, bendraudama su kitais žmonėmis ir galima tai pajusti. Tai yra Bet labai tas- individualūs atvejai, nes aš tikrai, pažiūrėjau, kad ir visai šviežiai teko bendrauti su moterimi, kuri bendraujant atrodo, toks tas laisvumas, taip fainai, su visom pašnekėti, visas pakalbinti, patarimus dalinti. O paskui asmeniškai jinai man papasakojo, kad jau kurį laiką dirba ir su terapijom ir bando išsikapstyti, intimumo nebuvo keletą metų, jai tai kelia baimės, apskritai vidiniai blokai, kas liečia visą intimumo sritį ir taip toliau. Nors išoriškai, su ja bendraujant, to nepasakysi. Kita bus priešingai, matysis tas derinukas, kad jinai kukli išreikšti save, kukli bendrauti, mankštas daro tokia užsidarius, aš nesakau, atverk krūtinę. Ir taip, maždaug čia aš atveriau krūtinę, nes, nedrąsos tos pilna ir supranti, kad, irgi yra tam tikro uždarumo ir reikia laiko atsiverti. Bet taisyklės, jos gali būti kažkokie tai kaip bendri bruožai, kad jo, galbūt taip. Bet mes turim suprasti, kad tai yra labai tokie kaip socialiniai mokslai, kur atrodo tiesa, bet tu gali ją dar ir paneigti. Nėra vienos tiesos. Taip, tai vat ir įdomu diskutuoti, kaip yra, žinai, tie mitai arba kažkokios tai frazės kažkur nugirstos, kiek tai atitinka tą realybę praktikoje, ar tai pasitvirtina ar ne. Įdomu iš įvairių pusių pasižiūrėti. Tai ta seksualinė energija, aš kaip suprantu, yra stipriai susijusi su pilnavertiško gyvenimo kokybė. Ką turiu omenyje? Jeigu aš esu laisva, atsipalaidavusi, priimu save, jaučiu savo kūną, apie tai jau ir kalbėjau, tai mano ta gyvenimo kokybė yra iš esmės visai kitokia, nes aš jaučiuosi gyva. Aš jaučiu, kad galiu gyventi gyvenimą ir patirti visais pojūčiais. Jeigu iš DAO praktikų perspektyvos žiūrint, jeigu dirbi su seksualinė energija, tu gali būti laisvas tiek gyvenant poroje, tiek gyvenant vienam visiškai vienuolišką gyvenimą. Svarbu yra gebėti transformuoti seksualinę energiją, kad ji nesudarytų problemų, nesudarytų blokų mums dar daugiau emocinių ir fizinių blokų. Bet aš nesakyčiau, kad jeigu moteris visiškai atsisako intymaus gyvenimo, kad ji dėl to bus nepilnavertė. Arba jeigu ji nepatiria visiškai gyvenime orgazmo, ji yra nepilnavertė. Mano pačios asmeniniam kely buvo dešimtmečiai, kai aš jaučiausi dėl to nepilnavertė, dėl šitokių būtent šablonų. Ir kai aš pradėjau eiti gilyn į praktikas ir kai atsirado mano pirmieji orgazmai, aš tiesiog verkiau, nes man buvo toksai, wow, kad aš galiu paleisti ir galiu visą tai transformuoti į visai kitą būvį. Bet jeigu man nebūtų buvę viso to primesta, aš nebūčiau tiek blokų prisidėjus į savo kūną. Aš tikriausiai žvelgčiau į tai paprasčiau. Nes yra dar tas dalykas kaip visuomenės spaudimas. Būk subrendusią moterim, būk pilnavertę moterim. Jeigu tu nesimyli, kokia tu moteris, jeigu tu nepatiri orgazmą, tu nepilnavertę moteris. Ne, braukit visus šitos šablonus lauk, nes jie priverčia jūs dar labiau užsiblokuoti. Jūs gyvenkit šitą dieną, šitą akimirką. Taip, mes galim priimti. Mes galim keisti, mes galim tobulėti ir jausti daugiau malonumo ir pažadinti savo kūną. Galim, bet tai nereiškia, kad reikia verkti pagalvę dėl to, kad kažko nepatir, čia kaip ir su moters svoriu. Aš neskatinu visom būti su viršsvoriu.
bet aš skatinu priimti šią akimirką, koks yra tas svoris, Būtent, mylėti taip. savo kūną tokį, jeigu mes sportuosim, koreguosim mitybą, dar gražėsim, bus dar fainiau. Bet tai Tikrai taip. nereiškia, kad dabar reikia save spausti, kad, nu, va, aš nesu, va, tas modelis ir ne viskas taip mano kūne gražiai atrodo. Tai va ta visa gėda, ji blokai, emociniai blokai ir labai dažnai va tas kūno nepriėmimas, jisai būna susijęs su tuo, kad moteriai intimume būna problemų, nes ji tiesiog jaučiasi negraži, nepatraukli, nes yra va tie standartai, kas yra seksuali moteris, kas yra graži moteris, kas yra brandi ar pilnavertė moteris. Tas apie moters brandumą, netgi ir Freudas, kur buvo kalbėjęs, kad tik vaginaliniu būdu patirianti orgazmą moteris yra brandi. Ir tas, supranti, daugybę metų laikėsi ir iki po šiai dienai tik šiuolaikiniai seksologai pradėjo kalbėti, kad žmonės, hello, ten apie kokį 2% moterų turi tą dovaną patirti tiesiog vaginalinius orgazmus. Visom kitom reikia klitorinės stimulacijos. Moteris po šiai dienai galvoja, kad jos nepilnavertės, nes jos nepatiria orgazmo penis į vaginą būdu. Ir sako, aš pati save liečiu, aš patiriu orgazmą, o kai su vyru nepatiriu. Pirmas klausimas, klitoriais liečia? Ne. Nu tai gerai, viskas, atsakymą gavai. Taip. Aš norėčiau dar pridėti, papildyti tą, kad tu pasaky, kad dalis moterų negali patirti savo to priimti seksualumo ar ne ir atsipalaiduoti tame intymiame gyvenime dėl to, kad nepriima savo kūno, nepriima savęs ar ne kažkokių tai visuomenės nupaišytų standartų paiso, jos turi įtampos santykiuose, pervargsta, emocinių daug sunkumų patiria, nesijaučia saugios santykiuose, nesijaučia rūpimos, nesijaučia mylimos ir joms trūksta emocinio ir intelektualinio kontakto su partneriu. Tai va, yra tokios mano nuomonė, man atrodo pažįstamos ir suprantamos tokios dažniausios priežastys, dėl ko moteris nebenori to intimumo. Juk jeigu, pavyzdžiui, anksčiau santykių pradžioje viskas buvo tvarkoj ir ilgainiui, praėjus kažkokiam tai laiko tarpui, nutinka taip, kad moteris nebenori to intimumo, jinai vengia, jai skauda galva, tai čia dar kažkas ir dar kažkas. Tai jeigu čia klauso vyrai arba kažkurie vyrai išgirs paskui įrašą, aš noriu pasakyti, kad tų priežasčių yra daug. Jeigu moteris anksčiau savo seksualumą priėmė ir santykiuose viskas buvo tvarkoj, galimai, kad kažkoks indėlis yra ir iš partnerio pusės ir reikėtų dviese susėsti ir panagrinėti, kasgi čia yra. Taip, tikrai. Ir, žinai, normalu, kad atsiranda daugiau gyvenant ilgesnį laiką šeimoje atsakomybių. Atsiranda vaikai pas daugelį poroje ir tada visas fokusas nebe į santykius, į kitus tos rūpesčius, kurie dažnu atveju kelia stresą. Streso hormonai blokuoja lytinius hormonus. Tai čia net ir iš medicinos pusės mes galime tą dalyką suprasti, ne tik psichologiškai, bet tai yra mūsų fiziniam lygmenyje tas procesas vyksta, kad streso hormonai blokuoja lytinius hormonus. Tai vadinasi, kuo mes labiau stresuojam, kuo mes labiau išgyvenam, kaip sekasi ten darbe, ar kaip sekasi vaikam, ar kaip čia viską suspėti, nes santykių pradžioj, sakykime, jeigu jums standartinė šeima, ten kelis metus, ar ten 2-3, pavyzdžiui, turi tą aktyvesnį intimumą, o paskui atsiranda vaikai, atsakomybės ir moteriai nebėra kada pagalvoti, kad va, aš dabar atsipalaiduosiu, jinai turi pasiplanuoti vos ne, kurią savaitės dieną jinai galės skirti laiko intimumui, kad nebūtų dar pervargusi ir galėtų turėti iš to džiaugsmą, nes jeigu jinai visą laiką bėga, lekia ir ten 12 nakties, kažkokiam trumpam intimumui tipo rado laiką, kuris yra pilnas nuovargio ir nevedantis į jokį malonumą gylį, dėl to, kad yra kūnas tiesiog išvargintas, tai tada ir gausis ir taip kitas kartas, kai tuo tarpu, net jeigu jinai ras ten pusvalandį, valandėlę,
skirti laiko tik tam, lygiai taip pat kaip randa laiko ir kitiems buities reikalams, skirti laiko ir intimumui, tai ta kokybė, ji gali būti gerokai geresnė. Tikrai taip. Aš noriu tau paantrinti, kad stresas iš mano asmenės patirties tiesiogiai koreliuoja su hormonais, su ciklu, pavyzdžiui. Jeigu aš stipriai sustresuoju, mano ciklas, tarkime, visada yra idealus, man sustoja ciklas. Man vėluoja savaitę arba 2, vien tik dėl to, kad aš super stipriai stresuoju. Tai va čia labai labai stipriai veikia mūsų kūną tiesiogiai ir aš galiu tai pasakyti, kad veikia. Ir planavimas intimume, jeigu yra, tarkime, ir vaikų, ir nebūtinai, jeigu yra vaikų, galbūt partnerių gyvenimo kasdienybė ar ne yra tokia intensyvi, kiekvienas turi daug veiklų, daug planų, daug tikslų. Man atrodo, kad planavimas intimume gyvenime yra absoliučiai normalu. Kai kuriems gali atrodyti, kad gal ne, gal čia kažkaip, kaip tu suplanuosi intimumą, kaip tu čia dabar užsinorėsi tada, kada yra suplanuota. Bet man atrodo, kad įmanoma tą planuoti ir čia yra normalu. Ar kalbate apie tai su savo klientėmis, Edita? Galima suplanuoti nebūtinai patį intimumą kaip mylėjimąsi, bet mes galime suplanuoti, kad tai bus laikas dviese ir duoti laisvę savo kūnui, į ką tai nuves. Galbūt tai bus tiesiog masažas vienas kitam nugaros. Galbūt tai pereis į intimumą, galbūt tai pereis į kažką tai ar ne giliau, bet tai bus jūsų laikas dviese. Jeigu nėra laiko pabūti dviese, nėra laiko ir intimumui. Ir viskas priklauso, kaip ir pastebėjai, nuo žmogaus gyvenimo ritmo. Jeigu yra, pavyzdžiui, ten nuolat vaikai namuose ir sako, aš negaliu skirti ten valandos 2 intimumui, tada, kai esu nepavargusi dienos metu, todėl, kad visą laiką yra dar ir kitų žmonių namie ir tiesiog dėl to neišeina. Tai tada žmonės pasiplanuoja, kad galbūt ten kartą į mėnesį, išsinuomot kokį namelį 2, išvažiuoti kažkur, pabūti visą savaitgalį ar visą dieną. Jeigu tas pasiplanavimas bus toksai apie moters ovuliacijos laikotarpį, apie vaisingas dienas, tai 9% tikimybė, kad jinai ir norės to intimumo. Tai, o jeigu tai yra visai kitas laikotarpis, ten pavyzdžiui, iškart po mėnesinių arba prieš pat mėnesinės, tai gali būti, kad jūsų planas nueis per nieką. Nes jinai norės tik tai švelnumo. Taip, jeigu bus tik tai tas ketinimas, kaip ir mes pakalbėjom, jeigu bus tik tai ketinimas su ta baigtim, ar ne, su intimumo baigtim, o jeigu neturėsime tokios intencijos, o norėsime tiesiog suartėti, nepaisant to, kur tai nuves, tai visiškai kitoks rezultatas gali būti. Aš norėčiau tavęs paklausti šiek tiek vėliau, bet prieš tai pasakysiu priežastis, pagal tai, kiek aš esu ištyrinėjusi, kiek skaičiusi ir klausiusi, kodėl vyrai nustoja norėti intimumo poroje. Tai priežastis, kurias aš žinau šią dieną, yra tokios, kad moteris juos per daug kontroliuoja, moteris vyrus per daug kritikuoja, moteris juose nebemato vyro, jos tampa kaip mamomis, antra mama moteris vyrai tampa, prie visko kabinėjasi, jei viskas negerai. Vyras nebesijaučia vyrų. Tai tokios mano žinomas priežastys. Ir aš nežinau, Edita, ar tu dirbi su vyrais, ar tavo vyras dirba šitą temą intimumo? Ar moteris kalba su tavimi, kas nutinka, kad, pavyzdžiui, vyras nebenori intimumo? Tai dažniausia priežastis būna patiriamas stresas ir tai gali būti daugelypiai dalykai. Iš vienos pusės, kad tai yra žmogus toks pat kaip ir moteris. Ir jeigu moteris sako, kad aš jaučiuosi negerai ir jaučiuosi menkinama, jeigu kažkas tai mane kritikuoja, tai kodėl jūs įsivaizduojat, kad vyrai yra tie metaliniai, kurie neturi emocijų ir kuriuos galima murdyti, menkinti ir kad dėl to, kad jie nieko atgal nepasako, nes juos taip auklėjo, būkit kaip kareiviai, stiprus, savyje, atremkit bet kokį puolimą, o čia dar silpnosios lyties puolimas, nusišnypškit ir eikit į priekį.
bet emociškai tai lieka. Ir tai Taip. lieka to tokio kaip lėtiniu tokiu stresu, aš juk toks nevykėlis, aš juk to ano nepadariau. Tai atitinkamai toks kaip pyktis gaunasi ant savo antrosios pusės, o kaip tu gali norėti kažko, ant ko tu jauti pyktį. Jį užslėpta, galbūt tu ten dienos metu ir pabučiuosi ir būsi neva draugiškas, bet viduj tas pyktis tebekirba. Tai vat, jeigu žmogus daro meditacijas, pavyzdžiui, paleidinėja tą pyktį, yra daugiau taikoj pats su savim ir su partnerė, atitinkamai tada yra daug lengviau išlipti iš šitos duobės. Bet jeigu yra kiti, pavyzdžiui, dar faktoriai, kaip pavyzdžiui, darbe patiriamas stresas, galbūt, net iš vyrų labai daug ko laukiama, vyrai turi uždirbti daugiau negu moteris, dažnu atveju net visą šeimą išlaikyti ir ne visada taip viskas šauniai gaunasi. Ar tai bus samdytas darbuotojas, ar tas vyras turės savo verslą, nuolat atsiranda iššūkių, kaip sudurti galą su galu arba išpildyti tos moters svajonės, kad dabar su visa šeima jie nuskris į kažkokią šalį atostogų. Tai jam atitinkamai reikia daug dirbti ir jisai gali tą darbą parsinešti į namus ir dar vakare galvoti prieš einant miegoti, kaip išspręsti vieną ar kitą problemą. Ir tas intymumas, jisai gali tiesiog būti, kad kelis mėnesius jo nebus, todėl kad tas žmogus tiesiog bus problemos sprendime, bet paskui vėl sugrįž viskas į savo vėžes, todėl kad jis bus išsprendęs savo kitas problemas ir išėjęs iš savo emocinio streso. Kai kurie tai būna pasigauna tą stresą ilgalaikį ir ilgalaikėje perspektyvoje tas intymumas poroje pradeda šlubuoti, bet dažnu atveju tiesiog žmogui reikia duoti laiko, kad jam susigulėtų kažkokie tai gyvenimiški iššūkiai, apie kuriuos vyrai dažniausiai net nekalba, nes jie yra vyrai. Jau tą informaciją tenka arba ištraukti moterį iš vyro, arba tiesiog leisti viskam vykti be jokių priekaištų. Girdžiu tave. Na, dėl to termino man trupučiuką va taip užkibo. Tu sakai, kad jeigu vyras ypatingai pergyvena kažkokį tai stresą, ar tai susijusi su darbu, ar tai su verslu, ar su kažkokiais kitais dalykais, kas jam kelia didžiulį įtampą, tarkim, keli mėnesiai, aš galvočiau, kad keli mėnesiai būtų per daug. O tu gali kontroliuoti gyvenimą, gali viską padaryti, kad viskas vyktų pagal tavo planą, be abejo, kad ne. Ta prasme, įsivaizduokim kažkokie kariniai įvykiai, ar dar kažkas tai ir kur žmogaus visas dėmesys? Tikrai ne į seksualumą, į išgyvenimą. Ir aš noriu pasakyti dar, Edita, taip, kai yra stresas, vyras gali atsiriboti nuo seksualumo ir nenorėti nuo patiriamos įtampos, o kitu atveju esu girdėjusi, kad vyrai kaip tik, kai patiria didžiulį stresą, jiems reikalinga nuleisti garą, švelniai tariant, nežinau kaip kitaip tai pasakyti, tiesiog tas fizinis aktas, kad ta energija, pyktis, agresija, negatyvas, visa kita, išeitų iš jo kūno. Nes kitaip pradeda įgriauti. Tai čia skirtingi žmonės. Vieni užsidaro, čia tas pats, kad vieni, kai stresuoja, atsidarinėja šaldytuvą ir valgo belenką ir pradeda tukti, o kiti vos nebadauja ir nieko iš vis nebegali suvalgyti, todėl kad jie stresuoja. Tai lygiai taip pat, vieni eina į pernelyg dažną intymumą ir tada moteris jaučiasi, tarsi išnaudojama, nes čia toks tik tai garo nuleidimui te buvo, o kitas gali visai nenorėti intymumo. Tai labai skirtingai gali išsireikšti tai žmoguje. Taip, tai norėjau paliesti šituos aspektus, man atrodo svarbu juos žinoti ir kad moteris, jeigu pradeda jaustis išnaudojama arba nepatogiai, tai turėtų apie tai tiesiog pasakyti, kad aš matau, kad tu patiri stresą, galbūt galiu tau padėti kažkaip kitaip tave palaikyti, bet šitoj vietoje tas garo nuleidimas man nepadeda jausti santykiuose geriau arba labiau mylima. Ar ne? Tai apie tai, apie seksualinės energijos aktyvavimą ir ne tik aktyvavimą, bet nukreipimą kitą linkme į kūrybą, šiek tiek užsiminiai, bet kaip tą padaryti?
Nereikėtų, tarkim, ar ne, išnaudoti, taip išnaudoti arba pasinaudoti savo partneriu, kaip tą būtų galima nukreipti kitą linkmę, į kūrybinę erdvę. Tam yra DAO seksualinės praktikos, reikia jas daryti, reikia jas įvaldyti. Tai nėra vieno tiesiog psichologinio patarimo, tai yra darbas su savimi. Ir darbas su savimi normalu, kad jis užtrunka, bet yra būdų tiek moteriai, tiek vyrams, kad dirbti su savo seksualinė energija ir ją transformuoti į kūrybą, transformuoti į gyvybinę energiją. Tai yra susiję su tam tikrom meditacijom, kurios išjudina energiją mūsų meridianais, mūsų energetiniais kanalais, kad meridianai egzistuoja mūsų kūne, mokslas yra įrodęs, tai jau nebe fantastika. Ir atitinkamai tada vietoj to, kad jausti tiesiog susijaudinimą energiją dubenyje, ta šiluma pasklinda po visą kūną, galva tokia tampa pilnesnė. Ir kalbant apie, sakykime, daugkartinius, tos išplėstinius orgazmus, tai irgi panašių principų, kad ne lokaliai patiriamas orgazmas, o jis per visą kūną pamaitina kiekvieną mūsų ląstelę, pamaitina mūsų vidaus organus, juos sveikatina, tai iš čia ir yra terminas tas gydomoji tao meilė. Ir mes šitą energiją galime panaudoti savo tam energetiniam potencialui auginti, kad mūsų ir tos akys žibėtų, ir savijauta būtų gera, ir daugiau darbų galėtumėm galų gale padaryti, nes kada tiek fizinė, tiek emocinė savijauta prasta, tai žiūrėk, žmogus ten tik tai paegzistuoja, sugeba nušliaužti iki darbo, į namus ir viskas, daugiau nieko nebenori. Ir paskui sako, Edita, kaip tu spėji ir tą, ir aną, tiesiog jungti tą ramybę savyje ir judėti į priekį, nes seksualinė energija, jeigu mes transformuojame į gyvybinę, į kūrybinę, mes turime dar daugiau energijos. Ir sakoma, kad tą prigimtinę inkstuose esančią energiją mes galime padidinti net iki 30% transformavę savo seksualinę energiją. Bet aš tam skiriu visą savaitgalį, šitom praktikom, tai bendrais bruožais tiesiog apibūdinau. Supratau. Tikrai labai įdomu. Tai kur galima būtų sužinoti tų praktikų, kurias galima išsirinkti, ar ne, moteriai, norinčiai pradėti, išlaisvinti tą savo seksualinę energiją ir save pažinti labiau? Ar tavo svetainėje, ten galima sužinoti, gal yra skirtingų lygių kažkokių praktikų, gal ta pradedančioji moteris, bet kažką rekomenduotum jai nuo ko pradėti, ar ne? Galbūt nuo kažkurios pradėjus, jai atrodys, kad iš vis kažkoks kosmosas, nieko nesuprantu ir supras, kad ne ten atėjo. Tai kaip jai padaryti, kad jinai atėjus pas tave rastų tai, ko reikia jai? Matai, kada mes skaitom teoriją, visada yra sunkiau suprasti, kaip ją pritaikyti praktiškai, negu praktiškai pabandžius ar sudalyvavus, sakykime, gyvame renginyje. Kaip pavyzdžiui, aš kada rengiu stovyklas, aš daugiau šiltuoju sezonų stovyklas organizuoju, maždaug nuo gegužės iki rugsėjo mėnesio. Tai čia jau kalbam apie kitus metus, kad per savaitgalį tada moteriai jau daug aiškiau tampa ir kaip su emocijom dirbti, ir kaip su seksualinė energija dirbti, kaip dubens sritį stiprinti su nefrito kiaušiniu ir taip toliau, ir kaip transformuoti seksualinę energiją naudojant mikrokosminės orbitos praktiką. Nuo ko galima pradėti čia ir dabar? Tai yra mano puslapis gydomoji-tao-meilė.com, matote ekrane ir vėliau bus nuoroda prie paties video, galite spustelėti ir nueiti į puslapį. Ten yra tokia tituliniam lape, paprastai parašyta, suprantama žmogiška kalba, mano elektroninė knygutė, jūs galite ją atsisiųsti įvedę savo elektroninį paštą. Tai gali būti visai neblogas startas
Jeigu jūs norit iš karto giliau panagrinėti praktikas, yra knygos. O čia už manęs yra knygos seksualinės daoistų praktikos moterims, vyrams ir poroms. Autorius Mantekas Šija, mano mokytojas. Ir tikrai vyrai skaityti knygą vyrams, tą mėlynų viršelių, moteris raudonų viršelių knygą moterims. Ir vidurinė knyga poroms, violetinių viršelių, tai jinai būtų tokia kaip tęsinys. Tai vadinasi, jeigu jau perskaitė knygą moteris moterims, vyrai vyrams, tai abu tada gali dar paskaityti ir poroms, nes toks kaip tęsinys gaunasi. Tai daug kas pradeda ir tam tikrus elementus pradėti naudoti, ypač vyrai, kad pradėtų aiškiau darytis, kas ir kaip. Galima su manim arba mano vyru susisiekti asmeniškai, tai mano vyrui Vytui daugiau gal vyrai parašo, jeigu kažkokiu kyla klausimų, tai pakonsultuoja, man drąsiai galima irgi rašyti ir po šitos gyvos transliacijos tikrai padėsiu, pakonsultuosiu, suorientuosiu, nuo ko galima pradėti. Galima darbuotis online, aš taip ribotai online vedu, tam, kad tai būtų daugiau palaikymas, nes tas startas, tas pažintiniai visi tie momentai online reikia daugiau užsispyrimo, čia prisijungti ir daug trikdžių namuose, kiti šeiminykščiai. Kai tuo tarpu, kai moteris išvažiuoja į stovyklą, tai yra ta tokia erdvė, kur būni visą laiką ir labiau atsipalaiduoji, nėra papildomų jokių rūpesčių, moteriška bendrystė ir tai tampa lengvesnis startas. Bet tos, kurios ten apribotos atstumo ir panašiai, arba nori nelaukti kitų metų ir pradėti dabar, tai yra įžanginė mano video pamoka, nefrito kiaušinio praktika, yra kiekvieną trečiadienį vykstantis užsiėmimai online DAO ratas, ir galima po truputėlį judėti į priekį. Tai iš esmės visą informaciją galima rasti mano puslapyje gydomoji-tau-meilė.com, ten bus ir nuoroda į knygas, į elektroninę parduotuvę, ir arba tiesiog parašyti man ir aš jums padėsiu susiorientuoti. Supratau, tai man atrodo, kad ganėtinai aiškiai papasakoju, kaip galima, nuo ko galima pradėti, kur galima viską surasti. Ir ar teisingai supratau, kad gydomoji-tau-meilė.com taip pat moteris gali surasti ir apie renginius, kurie vyksta online informaciją? Jo, apie visus. Apie visus. Supratau. Tai šiuo metu mus žiūri 14 žmonių gyvai. Man atrodo, kad mes artėjame į pabaigą. Aš norėčiau kreiptis į žiūrovus ir dar paklausti jūsų, ar jūs turite mums klausimų. Jeigu turite, mes su malonumu atsakysime. Ar tai būtų tas intymumas poroje, ar tai būtų seksualinė energija, seksualumas, ar ne, ką gali pakomentuoti plačiau arba atsakyti Edita, tai prašom drąsiai rašykite dabar. Jeigu norite, jeigu ne, tai žiūrėdami įrašą galite taip pat komentuoti ir klausti. Esant galimybei tikrai atsakysime ir dalyvausime diskusijoje. O jeigu klausimų nebus, tai aš esu labai dėkinga tau, Edita, kad tu pasidalinai tą informaciją. Praplėtėm, man atrodo, tą matymą apie seksualumą ir apie seksualinę energiją moteriams. Ir jos gali į šitą dalyką pažiūrėti kitaip. Ir praturtinti, ir atlaisvinti savo gyvenimą, praplėsti jį. Praturtinti, atlaisvinti energiją ir prasiplėsti tame. Tai ir daug mitų, ne tai, kad daug, bet keletą mitų mes tikrai paneigiam ir pasakėm, kad tas tikrasis seksualumas tai nėra vien tik tai išorė, kurią mes matome. Net ir ta pilka vadinama moteris, apie kurią tu užsiminei pradžioje, ar ne, gali būti labai turėti didelę seksualinę energiją, laisva ir visa kita, bet tai tikrai nesusiję su jos išorė. Būtent. Ir tai reiškia, kad kiekviena gali sužydėti, nepriklausomai nuo to, kaip mes atrodom, ar mes daug pastangų skiriame kažkokiem tiem išoriniam aspektam, kad daug svarbiau yra mūsų vidinis pasaulis, vidinė harmonija, balansas, dirbti su savo emocijomis,
transformuoti negatyvias emocijas į pozityves ir atitinkamai, jeigu mes jaučiame daugiau meilės, daugiau džiaugsmo savyje, savo kūne, tai mums yra daug paprasčiau ir atsipalaiduoti ir eiti į gražius patyrimus poroje. Tikrai taip, Edita, pritarsiu tau. Ir tada pačiai pabaigai, paantrindama pasakysiu, kad visa ta išorė gali būti labai graži vyšnia ant torto, bet tas tortas yra mūsų viduje ir mes pačios. Tai va, ačiū tau dar kartelį už pokalbį, buvo labai įdomu ir aš sužinau naujų dalykų. Kviečiu moteris užsukti į tavo svetainę gydomoji meilė, gydomoji tavo meilė.com ir pasidomėti plačiau, apie kągi kalbėjo čia Edita ir kas yra tos DAO praktikos ir kaip jas integruoti savo gyvenime. Va, matau klausimų, kad nėra, tai ačiū žiūrėjusiems. Ne, vienas klausimas yra. Tada dar trumpam sugrįžtam. Pas mane būna kartais, kad turiu seksualumo, o kartais jo visiškai nebūna. Kaip jį išmokti kontroliuoti? Tai yra normalus menstruacijų ciklas. Vienu metu mes norime mylėtis, kitu nenorime. Taip kad tiesiog išjausti, kad mes nesame vyrai, kurių testosteronas yra aktyvesnis pirmoji dienos pusėje. Beje, dėl tos priežasties, kai kurie vyrai nenori intimumo, nes tai yra naktis ir jų testosteronas yra labai žemam lygiai. Jie nori ryte, jie nori dienos metu, jų testosteronas yra tada aukščiausiame lygiai. Mūsų moters ciklas kitaip yra iškart po menstruacijų, paskui ovuliacijos laikotarpis ir laikotarpis nuo ovuliacijos iki menstruacijų. Ir mes galim skirtingai norėti intimumo. Mums tai reikia priimti, kad tai yra visiškai normalu dėl mūsų menstruacijų ciklo. Ir taip pat tai gali būti kiti faktoriai, kaip stresas patiriamas ir dėl to, kurį laiką gali moteris nenorėti irgi intimumo. Tiesiog pagauti, kad palauk, aš įlipau stresą. Kodėl? Kur čia priežastis? Tai gal aš galiu paleisti ir tokiu būdu mes grįšim į tą intimumą. Vietoj to, kad kažkaip tai iš musės dramblį daryti, kad dabar čia aš užsiblokavusi ir vaikščioti ir visiems pasakot, kokia aš užsiblokavusi. Būna tokių, aš čia žinok iš gyvenimo sakau, kur ateina man moteris ir sako, man pasakė, aš esu užsiblokavusi, man pasakė, aš esu frigidiška, padėk man, ką man dabar daryti. Ir aiškinu, žinai, kodėl frigidiška pasirodo, tiesiog partneris per staigiai įveda moterį į intimumą ir jinai tiesiog elementariai sustresuoja ir išsigąsta, neduoda jai laiko atsipalaiduoti. Sukumestų tą partnerį, tuo labiau, kad jūs neilgai kartu esat, bėk nuo jo šalin, nes jisai tau dar daugiau tų blokų privarys. Tu esi normali moteris, visiškai nefrigidiška. Čia jisai tiesiog neadekvačiai elgėsi, kaip išsiaiškinau paskui. Tai tiesiog vengti visų tų tokių etikečių ir eiti daugiau į pajautimą, ką mes jaučiame savo viduje, nes apie tą torčiuką tu gerai labai pasakei. Taip. Ir dabar prie to paties, ką tu papasakoji, į ką atsakėjai į merginos klausimą, aš noriu pasakyti, kad jeigu kažkokie nesutarimai, kažkoks tarsi nesuderinamumas, kažkas ne tai, kaip norėčiau, vyksta intimume, nebūtina prisimti iš karto savo kaltės, kad su manim kažkas netvarkoja. Nors mes mokome taip, žinai. Taip, jeigu pas vyrai vyksta erekcija, reiškia viskas su juo tvarkoja. Ne, vien tik erekcijos nepakanka. Ir nebūtinai visus tuos dalykus, kurie netenkina, prisimti savo kaltę kažkokią arba netgi atsakomybę, ar ne? Tai yra du žmonės. Ir dar vienas komentaras yra, aš manau, kad aš visiškai neseksuali ir labai pavydu kitoms moterims, kurios moka tai parodyti. Tai man atrodo, mes apie tai truputį kalbėjom, ar ne, kad nebūtina tai parodyti, nebūtina atrodyti vizualiai seksualia, nebūtina. Esmė, kokia energija sklinda iš mūsų vidaus. Čia tas dalykas, kuris vyksta mūsų visuomenėje pastaraisiais dešimtmečiais, kada plaunamos smegenys, jog mes turime atrodyti kažkokios,
kad mes tada tik tai būsime seksualios ir taip toliau. Ir su tais visais modeliais, žurnalų viršeliais ar televizijos žmonėm, kurie visada idealiai nugrimuoti, be spuogo, niekada nebūna per šalę ir taip toliau. Ir susidaro iliuzija, kad visi yra nuostabus, tik aš viena ne. Nes pasižiūrit užsimiegojusi ten į veidrodį ir lyginat save su kažkuo, kas pasidarė fotosesiją Instagram'e ir deda mėnesį laiko nuotraukas, nors sėdi pati ten su kroksais ir purvinais treningais namie tuo metu. Tai jūs atskirkit, kur yra realus gyvenimas ir kad yra tam tikri dalykai, kas nebūtinai atspindi tą realybę socialiniuose tinkluose ar ten televizijoje ar viršeliuose. Tai normalu, kad ten norima sudaryti jaukų estetinį vaizdą, bet tai nereiškia, kad moteris yra neseksuali ir kad tai galima kažkaip tai per išvaizdą nuspręsti, ji seksuali ar neseksuali. Aš tikrai savo stovyklose ne kartą mačiau moteris, kurios atrodytų, sakau, išvaizdžios, bet jauti, kad prie jų pabuvus, tokia tuštuma, žinai, netgi. Taip. Ne veltui sakoma, tas tuštutės lietuviškas terminas, jo, kad jinai graži, jinai su priklijuotom blakstienom, bet tu nejauti, kad kažkas viduj kirbėtų pas ją. Sausa, tuščia. Taip. Jo, o kita gali būti ir apkūni, arba kaip tik labai liekna ir atrodo krūtų nieko nėra, bet kažkas yra viduj, ta vidinė ugnelė, tas toksai fainas su žmogum bendrauti. Tai siekiamybė yra pažadinti savo vidinę ugnelę, jausti, kad čia degtų meilė, jaustis gerai, jaustis komfortabiliai savo kūne. Tai yra siekiamybė. Ir tada prie jūsų labiau norės būti ir kiti žmonės, ir jūs spindėsit tiek vyriškai lyčiai, tiek draugės, tai moteriškai lyčiai, su jumis labiau norės bendrauti ir tas seksualumas, jisai nemaišykite su tuo, kas yra diegiama, kokie yra grožio standartai. Tai mes neturim būti visos vienodos, ten pripūstom lūpom, botoksiniam kaktom ir taip toliau. Yra daug svarbesnių dalykų gyvenime, kurie veikia mūsų seksualumą ir gebėjimą turėti daugiau darnos poroj. Tikrai taip, ačiū tau. Tai aš manau, kad mes į likusius klausimus galėsim ir raštu atsakyti gerai. Manau, kad... Taip, gerai. Aš tik norėjau pasakyti toms, kurios galvoja, kad joms trūksta seksualumo ir apie tai, apie ką tu dabar kalbėjai, apie tos stereotipus ir apie tą dirbtinį įvaizdžio formavimą socialiniai erdvėjai, žiniasklaidoje ar ne visoje. Tai aš noriu pasakyti toms, kurios nėra domėjusios marketingo strategijomis, 3 temos, kurios labiausiai leidžia parduoti, tai yra temos apie vaikus, seksualumas ir gyvūnai. Žmonėms sukelia daugiausia emocijų. Tai tiesiog įvertinkite prieš pagalvodama ir mesdama akmenį į save, įvertinkite, ar čia nėra tiesiog eilinis marketingo pardaviminis triukas ir jūs į tai įsivėlėt. Jo, nes jeigu pažiūrėsim, kaip prabangius automobilius pardavinėja, tai tos gražios seksualios moteris, nes tada vyrai net laiko ir įsigyja tą automobilį. Taip, tai seksualumas iš esmės kaip tokia tema, vaikų nuotraukos, nes tai yra nuoširdumas, emocijos sukelia ir gyvūnai. Čia yra 3 top temos, kurios daugiausia žmonių dėmesio pritraukia. Tai tai nepasimaukite ant to kabliuko ir tada ačiū dar kartelį Edita, ačiū žiūrėjusiems, ačiū už klausimus, iki kitų kartų ir gražios dienos. Ačiū, iki visiems.